Na štai, kokiais sparčiais žingsniais į naują ekskursiją po Klaipėdos istorijos sluoksnius skuba mūsų gidas Audrius Valickas. Nebejojame, kad Klaipėda TV žiūrovai puikiai prisimena Audrių, kuris praėjusiais metais mums pravedė ne vieną įtraukiančią ekskursiją po senąją Klaipėdą. Tad ir šiemet, be ilgos preliudijos, sekdami jo pavyzdžių, sparčiais žingsniais pasinerkime į naują kelionę po miesto gynybinių pylimų prieigas. Tačiau tie, kurie jau pažįsta Audrių, žino, kiekviena ekskursija turi savo netikėtą prieskonį, todėl ir šį kartą pabaigai jis pasiliko keletą intriguojančių detalių bei mažiau girdėtų faktų, galinčių nustebinti ne vieną klaipėdietį. Tad kviečiame leistis į dar vieną kelionę po Klaipėdos istorijos sluoksnius. Šiandien mes pasivaikščiosime vietomis, kur kažkada baigėsi istorinė Klaipėda. Pakilsime, apžiūrėsime miesto gynybinių pylimų likučius. Na ir jeigu dar liks laiko, galbūt užsuksime į ko gero pačią makabriškiausią senosios Klaipėdos vietą. Gal intriga palieka? Taip. Na gerai. Daug atkasta yra, kokių nors liekanų. Matosi, šiek tiek yra atkasta pamatų. Ten iš anos pusės irgi matosi, jeigu kas buvo paėję, gana negilus pamatai, bet išvelgti dar galima. Nes ten stovėjo tokie daugiau sandėliukai, jiems nebuvo labai jau giliai raustiamas į žemę įtvirtinant, dėl to ir pamatai ganėtinai arti paviršiaus. Bet palyginus su atgimimo aikšte, kur išliko, patys matyt, kiek daug, tai čia iš esmės turėjo būti analogas. Nes irgi, laikotarpis tas pats? Taip, nes visas tiek šitas senamiestis, tiek atgimimo aikštės teritorija buvo užstatyta pagrinde, ten netgi senesnė, ten užstatymas prasidėjo dar nuo 16 amžiaus atgimimo aikštėje. O šita miesto teritorija, jau arčiau gynybinių pylimų, jau pirmieji užstatymai galbūt tik jau nuo 17 amžiaus prasidėjo, o sistemingas gatvių planavimas ir užstatymas jau vyko tik 18 amžiuje. O mūsiškis tas užstatymas, kurį mes fiksuojame žemėlapiuose ir planuose, jis jau daugiausiai buvo išlikęs po didžiojo gaisro. Aišku, šitas rajonas gal šiek tiek mažiau buvo nukentėjęs nuo didžiojo gaisro, dėl to čia buvo ir senesnio užstatymo likučių, bet pokaryje viskas buvo nušluota nuo žemės paviršiaus ir, kaip pasakojau praėjusią laidą, čia viskas tarp buvusios naujosios gatvės ir kapų gatvės nėra išlikę jokio pastato. Na, o mes galime pasukti tada link gynybinių pylimų. Liko tik keletas fragmentų. Mums geriausiai yra žinomi tai Gelderno ir Kurmarko bastionai ir greta jų esantis Ravelinas, mums žinomas kaip Jono Kalnelio sala. Tačiau mes turime dar šiek tiek ir išlikusių daugiau gynybinių pylimų. Vienas jų yra būtent šitas visiems žinomas Galinio pylimo išlikęs bastioninis fragmentas. Tad galim, jeigu, kaip sakant, negailit kojų, galim po jį ir pasivaikščioti, pažiūrėti, koks jis pasiekė 21 amžių. Žinote, kas yra ši teritorija? Čia yra senusios Klaipėdos žydų kapinės. Jau mes čia buvome. Taip. Tiksliau, iš originalių kapinių nieko nėra išlikę, nes sovietai jas sunaikino. Iš pradžių, aišku... Ką reiškia sunaikino? Iškasė kaulus? Sulygino viską. Paminklus nuvertė, iš jų padarė tiesiog statybinius blokus, o kapus viską. Neperkelia tų palaikų, net nežinia, kas jos iš tikrųjų. Bet žiūrėkit, panaudojo tas lentas. Taip. Ir mes galėsime dabar įeiti į vidų, jeigu čia yra, matau, vartelė atviri. Kaip jūs galvojat, kokia ta žydų bendruomenė yra? Dabar? Maždaug. Labai nedidelė. Aš irgi galvoju, iki 1000? Mažiau, maža. Mažiau? Maža, tai iš vis bendruomenė dabar yra ir mažai aktyvi. O kažkada tai, kažkada jų buvo irgi ne pernelyg gausi, bet ji buvo labai aktyvi. Nes žydai buvo pagrindiniai prekybininkai, verslininkai ir netgi mes susipažinsime su vienu labai įžymiu žydu, kuris nusipelnė ne tik žydų bendruomenė, bet ir visam Klaipėdos miestui. Čia istorinį turiu omeny, senoji Klaipėda. Aš kalbu apie Isaką Riulfą. Jeigu jūs tokio vardo nežinote, tai
Nu, va, šitas plokštės buvo tikrai žydų antkapių, kurias sovietai nuvertė ir tos, kas liko nesudaužyta ir nesumalta į kelio skaldą, tai va čia galime jas ir apžiūrėti. Eikim, pasivaikščiokim, apžiūrėkim, nes iš pačių kapinių dėja išliko tik jų vieta, panašiai kaip ir iš... Rau, Mina, Kaplan. Aha. Geborė. Mina, Kaplan. Kaplan. Taip, o atkreipkite dėmesį, data rašoma nekrikščioniška tradicija, o pagal Torą. Tai yra nuo pasaulio sukūrimo. Atminkite nacistinių budelių žiauriai sunaikinta Klaipėdos žydų bendruomenė. Nu, tiesą pasakius, čia... Žydų kapinių nėra, ne? Ne, čia šiek tiek taip, sak išvyjo ir viskas. Nu, tiesą pasakius, naciams čia nebuvo labai didelės progos vykdyti žydų holokaustą, nes 39 metais, kai užėjo naciai, visų pirma, žydai jau, didžioji dalis žydų bendruomenės jau prieš tai buvo sugebėjusi visą turtą atsikratyti, kas tik kaip galėjo, ir dėti. Ir dėti iš čia kuo greičiau. O likę, net ir atėjus naciams, jie labai greit išsikraustė, nes Virginija gali papasakoti, netgi kaip lietuviai buvo priversti apleisti Klaipėdą. Taip. Nes čia nuo 39 metų čia gyveno vien tik tais vokiečiai. Taip. Gyveno, bet kiek leido? Jo, kurie, reiškia, buvo ir toje dokumentus, kad jie gyveno iki 23 metų. Visi kiti, kurie po 20, kurie atsikraustė po 23 metų, jiems buvo duotas mėnuo išsikraustyti. Kartu su jais išėjo ir žydai. Taip, kad Klaipėdoje čia nevyko holokausto nusikaltimai, ne? Nors tiek. Teritorijai pylimų vieta ir yra, ne? Čia jau yra už buvusių gynybinių pylimų, bet gatvė, kuri ėjo va čia, aš jums paskui ją parodysiu, jinai vadinasi Pylimų gatvė. Pylimų gatvė, jos dabar nėra išlikusios, senąją trasa, tos gatvės vietoje dabar atsirado sausio 15-osios gatvė ir atsirado Žiedų skersgatvis. Ir ta Pylimų gatvė ėjo iki pat apskrities ligoninės. Apskrities ligoninė, jūs ko gero gerai žinot, kaip venerinį tą... Venerinių ligų. Taip. Tai įsivaizduokit, ji taip ir vingiavo, netiesi buvo, bet tokiais kampais suslūstačiais, o taip vingiavo tą gatvę. Jo, tokia buvo laužyta gatvė ir ji prasidėjo čia nuo pat Galinio Pylimo pabaigos, kur dabar yra Žaliakalnio gimnazija, ir vingiavo iki pat... Labą dieną. Malonu, iš kur esate? Mes klaipėdiečiai. Aha. Pirmą kartą? Ne. Tai mes rašėme raštą, kad būtų, statant naują bet kokį pastatą, būtų numatyta galimybė atkurti sinagogą. Bet jie nekreipė dėmesio, jie nuleido per niek mūsų raštą. Labai gaila, iš tikrųjų, ten sovietmečius dar buvo paraštas projektas atstatymą, ne viešbutis paskirtis pastatą nežinau, bet jis nors kažkaip priminė tą senovinį sinagogą, architektūrą viską, bet yra kaip yra ir čia jau nepadarysi. Reiškia, reikia vis tiek kažką daryti, kad išlaikyti tą atmintį, nes... Dabar ten yra tik pamatų fragmentai truputėlį išlikę. Jeigu mes šnekam apie tos vietas, tai yra gimnazija, tas pastatas išlieka. Taip, mes gal sekantį kartą praeisim į Grįžgatvio gatvėje, taip yra išlikusi tenai ta vėlesnioji gimnazija, nes prieš tai žydai turėjo kitą ankstesnę gimnaziją, irgi toj pačioj Grįžgatvio gatvėje. Toj pačioj Grįžgatvio gatvėje tenais ir sinagoga vokiečių buvo. Tas pastatytas, žinote, iš kairės pusės, nuo vartų. Ten dabar naujas pastatytas. Taip, dabar nieko bendro neturintis tas pastatas. Dar kiek žinau, viena sinagoga stovėjo čia pat kampe ties sinagogų gatvė prie Galinio Pylimo gatvėje. Ir buvo ritualinė žydų pirtis, kuris stovėjo Skerdėjų gatvėje. Tiktais jos lokalizacijos mes su istorikais nagrinėjom. Galimas daiktas, kad viena iš jos lokalizacijų buvo ir dabartinis pastatas, esantis Skerdėjų 4. Bet gali būti, kad laikui bėgant jinai keitė savo vietą ir iš vieno pastato buvo į kitą, o to kito pastato šiuo metu jau nebėra. Ten labai įdomi, tada buvo archeologai dirbo, kaip tik... Aš mačiau aš dar kalbėjau su archeologais, nes jie buvo visus pamatus atidengę. Ir aš sakau, jūs atkasėt žydų ritualinės pirties pamatus. Tai mane pasižiūri, tai... Jo, jie nieką neužfiksavo, bet iš tikrųjų labai gaila dėl to, kad tuo momentu pas mus buvo, mes čia statėm
mikvę ir buvo pagrindinis žmogus, kuris mikvėm užsiminėjo. Jis kaip pamatė, sako, jūsų čia unikalus objektas, sako, dėl to, kad 3 sluoksnių mikva, reiškia medinė buvo, paskui buvo iš akmenų, paskui buvo jau metodinė. Ir viskas šitą matosi tenai. Kada mes pradėjom kalbėti, kad čia visa Europa gali būti vienintelė, kad medinė išlieka. Mums pasakė, ne, čia mūsų krašte visur statė tos medinės bačkas. O Dieve, kaip Iš Europos keltųsi į Palestiną, nes čia jau matosi, kad stiprėja ta nacizmas Europoje, pareina ta nacizmo banga ir sako, mums čia gerojų nesibaigs. Reikėjo toks judėjimas susikurti. 48 iki 1948. Bet Klaipėdos žydų bendruomenė, tai, kaip sakant, jau 39 metais jau evakavosi iš čia, nes jau toliau jai nebebuvo jokių šansų egzistuoti. O kiek taip sugebėjo ne Lietuvoje pasilikti iš Klaipėdos evakavę, o, sakykime, į Ameriką, iš kitur, kiek iš Klaipėdos būtent žydų pasisekė jiems... Laimingai, kaip sakant, su laiminga pabaiga. Tos pasus Žinokit, jų nėra labai daug iš tikrųjų ir jie praktiškai tie, kurie išvažiavo iki nuo 33, kai prasidėjo. Ir čia labai sunkiai, žinokite, mums suvokti dėl to, kad mes sunkesnė tokia situacija negu Šiauliai ar Kaunas, dėl to, kad pirmą iš Mėmelio turtingi žydai važiavo visi gimdyti į Königsbergą, į karaliaučius. Čia viena bėda. O kodėl? Žinote, kaip labiau pasitikėjo. Visada skaitėsi, kaip mes dabar važiuojame į Kauną į Vilnių, kad ateitų medicina geresnė. Geresnė kokybė. Taip ir čia buvo, taip tokia pat situacija. Čia pirma bėda. Antra bėda, kad 39 metais, nuo 33 metų iš principo prasidėjo, kad iš Vokietijos, iš Austrijos žydai traukėsi. Kur jiem trauktis? Čia jiem aplinka suprantama, kultūra tą patį ir jie važiavo labai daug čia. Ir tas skaičius, kiek čia buvo iš tikrųjų žydų, nieks nežino. Yra kalbama ten, iš pradžių kalbama 3,000, 4,000. Vieni sako 7,000. Labai vairuoja skaičiai. Praktiškai tų skaičių aš suprantu, kad nėra, dėl to, kad labai daug buvo atvažiavusių tų kurių. Iš principo, Jotvinci, ta kurortą, tai būtent čia žydai ir susitvarkė kaip kurortą realiai. Ten iki šiol vila, kuri parašyta Televivas. Dar Televivą nebuvo tada, vila nebuvo. Bet nuo 33 ne, nuo 33 čia kėlėsi į Lietuvą. Kaip Vokietija prasidėjo. Čia toks pirminis bėgimo etapas, kad... Ir čia irgi, kas traukėsi į Angliją, kas traukėsi į Ameriką, visokie būtų. Tai tie išgyvena praktiškai, tie, kurie jau 39 metais čia vėl tokia istorija, kad visi traukėsi kažkur. Tai mano ošvinį iš Klaipėdos pasitraukė į Krėslių. Į Lietuvą. Didžioji dauguma į Lietuvą. Ne, tai visi į Lietuvą. Ir 39-ais tai dar atrodė nieko, bet po 2 metų, kai įžengė naciai, tai jau... Vokiečiai tai jau... Ten jau pačiomis pirmosiamis karo dienomis vokiečiai ėmėsi holokausto. Vokiečiai patys nežudė, jeigu mes viso to kartuojam. Ar tikrai? Yra tokia? Ne, negalima sakyti 100%, ne? Bet... Kitų rankomis. Jo. Ir tada jie pagavo, kad Lenkai, Lietuviai, Ukrainiečiai gali to daryti ir atlieka tą darbą ir tada vis prasidėjo. Patį purviniausią darbą. Ne, jeigu atvažiavo iš Tilžės slaptosios policijos. Jūs teisingai šnekate. Nei vieno nebuvo lietuvio. Negalėjo būti, nes buvo tik prasidėjęs karas. Tai net visi buvo pasislėpę ir pirmieji parodė, kaip reikia daryti, tai būtent, kad iš Europos atvažiavom. Tik tai pasieniečiai čia. Jūs teisingai sakėte, čia Lietuvoje 2 vietos tokios. Čia buvo parodomoji žudynė. Taip, parodomoji vieta ir tada mokina lietuvius. Sakyti, kad jų to nebuvo, negalim. Nebuvo, negalėjo būti. Buvo, jos mokina. Jiem parodė, kaip tai daroma. Nes tik karas buvo, viskas išsislapstė buvo. Taip. Iš kur tai negalėjo pagauti. Visi buvo sėdėjo požemiuose. Ne, buvo labai daug, kurie laukė vokiečius, kurie galvoja. Tai pusė laukia vokiečių, pusė laukia rusų. Taip, ir čia, istorija yra istorija, mes faktais kalbam, nesimėdėdami. Mes irgi faktais kalbam, kad nebuvo. Iš Klaipėdos tie žydai, laiku pabėgo. Taip. Pavyzdžiui, mano mama yra iš Gargždų.
Ir Gargžduose, aš skaičiau, patys pirmieji buvo sušaudymai. Taip. Vat šalia viskas. Šalia, bet Gargždai jau priklausė Lietuvai. O 39 metais naciams okupavus Klaipėdą, čia jau lietuviams priklausė tik gabalėlis uosto, kad jie galėtų vykdyti prekybą. Ir viskas. Na, tada mes dabar pasuksime atgal čia ir truputyką pakilsime dar kartą ant mūsų gynybinių bastionų. Čia mes jau turime išlikusių šiek tiek istorinių pastatų. Šitas kompleksas susiformavo XIX amžiaus pabaigoje ir jis buvo pastatytas ant senųjų ant gynybinių pylimų, kuriuos nuo 17 amžiaus Klaipėdos miestiečiai naudojo kapinių tikslams. Čia visur buvo laidojami senieji klaipėdiečiai. Ir aš praėjusią ekskursijai pasakojau, kaip ten, kur dabar tualetai, tai ten kapai buvo atkasti žmonių. O čia visur, kur mes kylam aukštyn, čia visur buvo senosios Klaipėdos kapinės. Bet ilgainiui tos kapinės buvo panaikintos, nes ankstesniais laikais nebuvo tradicijų, kad kapinės laikyti kaip ilgalaikės viešo atminimo vietas. Jeigu kapinės nustodavo funkcionuoti, jos buvo tiesiog panaikinamos, vienos paverstos skverais, kitos užstatomos. Ir tokie dalykai vyko ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Europoje. Mums tai atrodo nekultūringa, gal ir negražu, bet tuo metu požiūriu buvo tokia praktika. Ir ši teritorija buvo panaudota, kaip sakant, žydų jų pačių poreikiams. Nes čia aplinkui visur gyveno daugiausiai žydų tautybės asmenys, jie turguje vykdė gyvą prekybą ir iškilo poreikis jiems turėti savo ligoninę. Savo pirmąją ligoninę jie turėjo kitoj vietoj. Ir buvo ganėtinai maža, todėl 1896 metais įtakingiausi Klaipėdos bendruomenės nariai, vienas iš kurių buvo Isakas Riulfas. Jis buvo Klaipėdos vokiečių, Klaipėdos žydai, jie nesudarė vieningos bendruomenės, bet buvo kelios atskiros. Viena didžiausia buvo vokiečių žydų bendruomenė. Šiai bendruomeniai vadovavo Isakas Riulfas, bet jis labiau yra žinomas netgi kita veikla, kuri neturi turbūt analogų apskritai istorijoje. Riulfas vadovavo Klaipėdos laikraščiui, žymiausiam Klaipėdos laikraščiui Memeler Dampfbot. Ar jūs kur nors girdėjote tokį atvejį, kad žydų rabinas būtų pasaulietinio vokiečių laikraščio vyr-redaktorius? Tai buvo unikalus atvejis, daugiau neturintis maros analogų. Gerai raštų. Taip. Gerai mokai pataiko. Taip. Ir, žodžiu, tos bendruomenės vadovų pastangomis 1896 metais iškilo šis erdvus pastatas, skirtas žydų ligoniniai. Taip, galėsim pasivaikščioti. Taip, pavaikščiau po kapinės. O kokio amžiaus jas turėjo būti? Jeigu prie vienas kapinės, kur yra Luizės, reiškia, vaikų centras, ten buvo kapinės? Tai mes kalbame apie naująjį sodą. Tai naująjį sodo kapinės tai jau atsirado jau 18 amžiuje, o šitas, sakau, čia atsirado jis jau 17 amžiuje. 18 amžiuje čia jau buvo visas užlaidota. Čia buvo jau tos seniausios kapinės, iš kurių buvo laidojami mūsų senamiesčio gyventojai. Tai čia ir buvo pagrindinės miesto kapinės ilgą laiką. Ir kaip matome, iš tų pylimų iki mūsų laikų yra šlaitas, aišku, nurėžtas, kad pritaikyti dabartiniam transportui. Taip, o pati gatvė, tai čia jau yra seniausia galinio pylimo gatvės atkarpa, kuris iš pradžių jinai susiformavo kaip paprasčiausias praėjimas tarp tų bastionų. O Klaipėda ties tais gynybiniais pylimais iki 18 amžiaus ir baigėsi. Bet ilgainiui šis praėjimas pavirto ir jau tikrą gatvę, nors jos transformacija užtruko ne vieną šimtmetį. Ir mes pamatysime tai, kaip jį keitėsi. Nes čia, ko gero, viena labiausiai pasikeitusių Klaipėdos gatvių.
Tai prasidėjo nuo buvusio čia sankryžos, nors turgus dar, kaip sakant, buvo tik tais Frydricho turgus tas, kur dabar aikštė, čia buvo visur užstatymas, bet iš to seniausio užstatymo mes turime šitą dabar niekaip nesulaukiantį atgaivinimo fragmentą. Tai va čia yra išlikęs tas nedidelis gabalėlis jau to seniausio Galinio pylimo gatvės užstatymo. Ir šita gatvė, jinai, kaip sakiau, formavosi labai ilgą laiką. Praktiškai 200 metų jinai kūrėsi, kol įgavo mums žinomą pavydalą. Tai va po ją ir pasivaikščiokim. Na, ši gatvė ne veltui vadinasi Galinio pylimo gatvė, nes pats jos pavadinimas ir atspindi, kokioje urbanistinėje struktūroje ji ir atsirado. Tai ir buvo gatvė, kuri vedė palei miesto gynybinius pylimus. Dabar jie yra labai daugumoje vietų nukasti. Mes matome jau tik didelį tokį jau nukastą fragmentą, kuris va toliau čia visiškai likviduotas. O čia mes matome, pats turgus jau yra gerokai žemesnėje teritorijoje. Tai mes jau einame jau išlikusių pylimų fragmentais. Frydrichas, ar ne? Frydricho turgus yra tik tais tas, kuris yra dabartinė aikštė, kur dabar stovi automobiliai, automobilių stovėjimo aikštelė. O šita teritorija, kuri užima halę visą, kur tai čia viskas buvo tankus užstatymas, buvo prekybiniai nedideli pastatai ir daugiausia... Jų labai daug. Ir čia buvo vienas prie vieno tankų sustatymas, tiesiog trupučiuką. Nu dar nieko. Gal spėsim pasivaikščioti, nes aš noriu dabar jums truputį papasakot apie pačią gatvę. Tai va, žodžiu, ši gatvė pradėjusi formuoti dar 18 amžiuje, jinai ilgą laiką buvo miesto riba. Pietinė miesto riba. Iš jos mes dabar daug užstatymų jau nebeturime, čia ir sinagoga stovėjo šioje sankryžoje. Dabar pereikime mes į kitą pusę. Taip. Šios gatvės viena ypatybė gal būtų ta, kad nuo atsiradimo ji iš pradžių ir turėjo tą pavadinimą Galinio pylimo gatvė. Ir tai buvo vadinama iki 20 amžiaus pradžios. Dabartinių pavadinimų. Bet jos trasa buvo kita. Eime, ir jums parodysiu. Gal žinot, kaip vokiškai vadina? Palaukit, žinojau kaip tik, palaukit, Hintere Waldstraße. Hintere Waldstraße vadinasi. Tai. Ir pati gatvė, kaip sakant, jinai taip vingiavo iki čia. Dabar mes paeisim ir tada parodysim jums kai ką, kas galbūt mažiau yra žinoma ir mažiau akcentuojama. Čia va, taip, o čia jau yra prasideda išlikusi šiek tiek senojo užstatymo, nors šis užstatymas čia jau siekia 20 amžiaus pradžią. Daugiausiai čia jau yra tarpukario užstatymas, nors ši gatvės atkarpa vis dar siekia 19 amžių. Čia yra jau tiesiai. Tarpukariu, nuo 1923? Taip, tarpukariu, tai yra nepriklausomos Lietuvos istorija, kuomet Klaipėda tapo Lietuvos valstybės dalimi. Tai va, čia ir yra tas užstatymas, čia aišku jau yra pokarinis viešbutis statytas. Ir dabar mes matysim vieną tokį elementą urbanistinį. Maždaug va ties šia vieta, kur dabar yra įvažiavimas, Galinio pylimo trasa baigėsi. Gatvė darė vingį, va šitokį, per čia, jinai tapo daug labiau vingiuota, negu čia jau atrodo netiesi, o ten iš vis jinai tapo laužyta, vingiavo tarp užstatymo, kol išėjo į magazinų gatvę, o jos tęsinys buvo Pauliaus gatvė. Ir, žodžiu, tos gatvės jos sudarė tokią vieną ašį. Tai čia baigėsi čia baigėsi Galinio pylimo gatvė, o visa šita teritorija, kuri va dabar čia dar tebe buvo miesto bastionai.
Tai pylimai, kitaip sakant. Taip, tie patys gynybiniai pylimai. Taip, ir tarpukaryje ši gatvė patyrė pačią didžiausią transformaciją, nes šitie gynybiniai pylimai buvo nukasti, o gatvės trasa buvo išlyginta. Ir dabar mes matome vientisą einančią tiesiai Galinio pylimo gatvę. O tai čia nebuvo seniau Biliūno gatvė? Jinai vadinosi Biliūno gatvė sovietmečiu. Ta Galinio pylimo? Taip, šita gatvė sovietmečiu vadinasi. O tada, kai gatvė buvo, prie jai buvo, kaip sakant, pridėta va šita naujesnioji dalis, gatvė pakeitė ne tik savo trasą, bet ir pavadinimą. Ir gatvė buvo vadinama Manheimo vardu. Manheimo? Taip. O Galinio pylimo gatvės pavadinimas išliko tik tais va šitai nebeegzistuojančiai dabar atkarpai. O tarybiniais laikais... Biliūno. Taip, tarybiniais laikais Biliūno. O dabar jai vėl sugrąžintas Galinio pylimo gatvės vardas, nors dabartinė Galinio pylimo gatvė ir yra ta modernioji tarpukario gatvė, kuri buvo vadinama Manheimo gatve. O tos atkarpos šiuo metu jau nebėra visiškai. Ja užima dabartinis tas vaikų darželio kompleksas. Jis yra visiškai išnykusi nuo žemės paviršiaus. Kaip įdomu, nežinau. Aha, va čia yra tokia jau tikrai gatvės transformacija, kuri dažnai visur apeinami istorikų, jie to neakcentuoja, gal jiems neįdomu, gal čia nereikšminga, o kad čia yra tiesiog magistralė, kur žmonės 1000 kartų ėjo ir net neįsivaizduoja, kaip atsirado šitą gatvę. Ir dabar mes pasivaikščiokim po likusią Galinio pylimą. Dabar einame link buvusių Malūnų vartų. Čia didžėjančia gatvė. Aha, taip. Ir mes išeisime link miesto gynybinių pylimų pabaigos, link buvusių Malūnų vartų. O kadangi tie gynybiniai pylimai nebuvo visiškai sulyginti su žeme, išliko va šis fragmentas. Aha, va, pylimas metas. Va šitas fragmentas jis išliko ir 52 metais sovietų valdžia ant šių pylimų pastatė mokyklą. Tai čia ta 4 vidurinė, kaip seniau vadinasi? Dabar nežinau, kaip vadinasi. Aha. Žaliakalnio. Dabar jinai yra Žaliakalnio mokykla, o sovietmečių nepamenu. Aha. Ai, rusų? Taip. Aha. Visada buvo rusų? Taip. O kitoje gatvės pusėje mes turime jau tą tarpukario užstatymą. Ir galite atkreipti dėmesį į tarpukarį populiarų architektūros stilių. Daugiausia vyravo 2 ir 3 aukštų pastatai su pusrūsiais. Beveik visi pastatai turi pusrūsius, daugelis jų ir mansardas turi. Ir šita atkarpa išvis yra sujungta į fasadų liniją. Ir štai mes pasiekėm teritoriją, kur stovėjo miesto vartai. 18 amžiuje šiuose gynybiniuose pylimuose buvo padaryta vartai į Klaipėdą, o kadangi ant tų vartų buvo pastatytas vėjo malūnas, tai vartai įgavo pavadinimą Malūnų vartai. Ir jeigu jūs nieko prieš, galime trupučiuką žengtelėti anapus Malūnų vartų ir aš jums parodysiu vieną vietą, apie kurią tikrai nesate nei skaitę, nei girdėję, nei įsivaizduoję. Nors esate 10 000 kartų ėję ir važiavę pro šalį. Luizės vaistinės pastatą, jisai daug metų yra nenaudojamas ir apleistas. Kažkodėl vis nesulaukia restauratorių, nors daug kalbama, kad restauruosim, atkursim vėl. Šitas pastatas susideda iš 2 korpusų. Ir yra vienas iš išlikusių labai negausių urbanistinių elementų. Anapus buvusių Malūnų vartų mes patenkame jau į Klaipėdos užmiesčio teritoriją. Ir ši gatvė, kuri vedė iki celiuliozės fabriko, buvo vadinama Friedrichsrėdės vardu. Friedrichsrėdė? Taip. Oho, ir vaistinės pastatas netvarkomas jau ilgus metus. Nors kiek buvo rašyta, kad atkurs, atstatys viską.
Nu, mes jau, kaip sakant, Kokių metų yra tas pastatas? čia 19 amžiaus antroji pusė. Nes čia jau matomis Jugendo stilius. O sulipdyta kada? Kas? Ar sulipdyta kada? Tai jie ir buvo tokie, iš karto jie ir buvo dviem korpusais pastatyti. Na ką, tada leiskimės tai turbūt į vieną Įėjimo tarp korpusų nėra? Ne, čia buvo kiemas, bet už kiemo čia buvo nedėlis praėjimas, o toliau tęsiasi į užstatymas. Vietoj šito keturaukščio ir toliau link celiuliozės fabriko direktoriaus namo buvo užstatyta ir tankus, čia nebuvo dar tankus užstatymas. Tankus užstatymas buvo anoj gatvės pusėj link dabartinės Bėgos, ten kur tvora. Bet kadangi ten buvo gyvenamieji namai, o sovietai jokių būdų negalėjo leisti, kad į uosto teritoriją patektų gyvenamieji namai, tai jie visus gyvenamosius namus nušlavė ir paliko tik tais Bėgos kompleksą, kuris tapo administraciniu kompleksu. Čia yra irgi vienas iš nedaugelio išlikusių pastatų, nors iki mūsų dienų autentiškas išliko tik pirmas aukštas. Antras jau yra atstatytas sovietmečiu, o šis namas kadaise priklausė celiuliozės ir kartono fabriko direktoriui. Čia buvo jo būstinė. Na, o kaip atrodė kita gatvės pusė, tai galite įsivaizduoti, kaip čia eina fasadų linija ir jinai eina iki pat Bėgos. Tai čia, kur yra visa dabar uosto ir Bėgos teritorija aptverta, tai visur stovėjo gyvenamieji namai. Ši vietovė kažkada pasižymėjo dar vieną ypatybę. Nes čia jau buvo toks kaip užmiesčio kelių sankryža. Ir Klaipėda, kaip ir daugelis viduramžių miestų, turėjo savo labai specifinį atributą. Ir tai buvo ne kas kita, o kartuvės. Aš norėjau pasakyti kartą. Taip. Kokie karė? Tuos, kurie mieste vykdė su įstatymu nesuderinamą veiklą. Jos lokalizuoti nebeįmanoma, nes yra visiškai pasikeitusi vietovės topografija. Mes kaip sakiau, dabar ne tik užstatymo nebeturim, bet netgi tos gatvės jos dabar jau eina šiek tiek kitaip, nes Minijos ir Nemuno gatvės, jos iš tikrųjų maždaug ten, kur yra už Bėgos, matot, įvažiavimas į tokį. Jos ten išsiskirdavo, va šitaip, jos tokiu stačiu kampu išsiskyrė. O sovietmečiu čia viskas buvo suniveliuota ir padaryta tokia viena trasa, kur taip viena gatvė nueina čia, kita gatvė, čia tokia V raidė. O aš juos sakau istoriškai visai kitaip viena su kita. O kaip jos buvo tada parodyti? Nemuno arba Pamarių gatvė ėjo, taip kaip ir čia, kur dabar geležinkelis eina, matot, geležinkelio bėgiai. O čia buvo užstatymas šitoj visoj vietoj, visur čia buvo užstatymas, o Minijos gatvė arba Malūnų vartų gatvė atsišakojo ten už Bėgos administracinio pastato per tokią skersgatį. Jis yra senose nuotraukose, jį galima aiškiai matyti, tiesiog dabar vietovė yra antiek pasikeitusi, kad aš mintise žinau, kaip jie atrodė. Bet kai mes nebeturime tų pastatų, visos tos urbanistikos, man reikia tiesiog nupasakoti. Jos neišsiskyrė V raidės forma taip kaip dabar. O kaip sakant, šioje sankryžoje, viduramžių Klaipėdos epochoje, čia stovėjo vieta, kur patys blogiausi Klaipėdos gyventojai, arba nebūtinai gal netgi Klaipėdos. Klaipėda buvo miestas tvirtovė, čia buvo iš kitų miestų sugabenami nusikaltėliai, kalinami pilyje ir čia jie pabaigdavo savo gyvenimą. Laidojo kurios? Čia pat, kaip sakant, pakasė ir tiek ir problemų. Viskas jau. Gal šiandienai tada ir pabaigim. Pasilikim dar ką nors ir kitiem kartam.